Aš kaip visada prasinešiau iš karto per išpardavimus. Turiu tokį maišiuką. Nusipirkau tokių paragaut, faktas, jie tikrai nėra sveikuoliški. Kadangi šiandien turiu šiek tiek laisvesnę dieną, tai nusprendžiau nuvaryti Kemekus pasižiūrėti, kas ten gero. O kadangi pradėjau kurti YouTube, tai sakau, pasimsiu ir jūs kartu. Kadangi aš esu sakiusi, kad man patinka kartas nuo karto pasižvalgyti po tos prekybos centrus, kas ten pasikeitė ir kas ten gero. Šiaip nevažiuoju aš retai, bet paskutiniu metu, kai važiuoju, tai visada filmuoju video. Iš tikrųjų, dar į Megą norėjau dėl to, nes noriu pasižiūrėti tėčiui, gal kažką rasiu gimtadienio proga dovanų, nes internetu žiūrėjau, šiaip dažniausiai internetu ir užsakau, nes kažkaip aš taip įpratau, bet kadangi internete irgi nelabai ką radau, nors faktas dar laiko yra geras mėnuo, bet norisi man iš anksčiau apsižiūrėti, kad jeigu draug nieko nerasiu, kad turėčiau to laiko. Ir šiaip būna, kad aš kartais nuvažiuoju į prekybos centrą ir pamatau kažkokį ten daiktą ar panašiai ir tada pasižiūriu internete ir šiaip dažnu atveju jisai internete kainuoja pigiau arba galime rasti kažkokį nuolaidos kodą ir su tuo nuolaidos kodu įsigyti pigiau. Tai žodžiu, dabar irgi reikia pabaigti ruoštis, dar yra ankstyvas rytas. Kadangi mačiau, kad yra 19 laipsnių šalčio, tai reikia kažką šilčiau apsirengti, nors jau labai atsibodo irgi tos visos ilgos striukės, kad nežinau, gal bandysiu su trumpa arba su kailinukais eiti. Reikia pasižiūrėti juntaminę temperatūrą, kokia yra ir nuspręsiu tada. Apskritai šita žiema tokia šalta yra, kad aš niekada neišeinu be kepurės, be pirštinių, be šalkos storiausiai į lauką, nes tikrai bijau sušalt. Tai tikrai jau kažkaip, kai pradžiai, šiaip visą sausį labai džiaugiausi tokia žiema, nes tikrai labai senai ją turėjom tokią gražią šaltą, bet jinai tikrai graži yra, tai ir buvo, bet kadangi dabar jau tikriausiai visiems jau atsibodo, kai atėjo vasaris, tai jau kažkaip, kai kitą mėnesį jau pavasaris, tai jau pamažu norisi tos šilumos, mažiau to šalčio ar panašiai, nes grinai visas sausis, kai nuo pirmos iki paskutinės dienos buvo šaltas, tai jau kažkaip atrodo įsišaldėm jau ir gana, tai tikiuosi, kad kai tokia gili žiema, kad ir pavasaris bus labai gražus ir kad jisai ateis laiku, kaip ir jam priklauso. Kadangi jau šaltis krenta, tai nuo 19 dabar mačiau jau 17, tai kol aš dar susiruošiu, tai jaučiu nukris iki ir 16 kokios, tai varysiu su kailinukais, tikiuosi nesušalt, bet ir apskritai, nežinau, prekybos centruose, tai nesinoriu su tais ilgais paltais visokiais eit, nes ir nepatogu ir panašiai. Tai dar reikės kepurę užsidėti, šalką storiausią ir užsidėjau ir tokį storą megztinį su kaklu, kad tikrai jau būtų nešalta. Šios žiemos pliusas, kad labai daug yra saulėtų dienų, nes kadangi šalta, tai irgi negalima skųstis, nes kai žinom, kokie praeiti metai buvo, kad net vasarą tų saulėtų dienų buvo labai mažai, tai tikrai negali skųstis. Ir tikrai reikia džiaugtis, kad turim to žydro dangaus ir tos saulytės, tai ir tas šaltukas visai kitaip išgyvenamas yra. O šiaip žinokit, išėjau, tai nepasakyčiau, kad labai šalta. Faktas, gal aš ir jau įpratus prie to šalčio, nes labai daug laiko praleidžiu lauke, bet nežinau, faktas paskui būna jau, jeigu ilgiau paeitum, tai jau jaustųsi tas šaltukas, bet dabar, kai man čia netoli tik paeiti reikia, tai viskas gerai ir labai gerai, kad pasirinkau eiti su kailinukais, o ne su savo pakinė ilga striuke, nes ir daug patogiau ir nežinau, kažkaip jau buvau pasiilgus to tokio geresnio vaizdo rūbų, nes vis tiek, kai žiema, tai ir daug sluoksnių ir panašiai, bet jau rankytė šąla, tai reikia dėtis pirštinės.
Aš kaip visada prasinešiau iš karto per išpardavimus, nes kažkaip nežinau, man labiausiai patinka žiūrėti ten ir rasti gerų perliukų už gerą kainą. Iš tikrųjų visai nemažai radau. Pirmiausia sužavėjo va šitas švarkelis pilkas, bet gaila, kad buvo tik L dydis, nes šiek tiek toks didokas, nors gal ir gražiai atrodė, bet jeigu būtų šiek tiek mažesnis, tai gal būčiau pagalvojus apie ėmimą. Šitos kailinukus pasiėmiau, kad būtent jums parodyčiau, kadangi buvo dar labai daug dydžio, tai tikrai Megui rasit, manau, ir dabar dar jų. Jų kaina irgi buvo labai gera, 27 €, tai grinai ir pasiėmiau, kad parodyt, kokie gražus. Tai jeigu kažkas ieškot kailinukų, tikrai apsimoka, o ir šiaip rūbų kainos tai tikrai yra labai mažos. Faktas su dydžiais jau yra nekokia situacija ant dauguma rūbų, nes palika arba XS arba ten XL jau didesni, tai tų standartinių nelabai ir yra. Buvau pasiėmus dar tokį kaip ir setuką, pilkas kelnis ir toks pilkas viršus, bet viršus buvo šiek tiek per didelis, tai neėmiau jo. Taip pat tokia bordinė suknelė, tai nežinau, man jinai gal šiek tiek moteriška pasirodė ir man jinai negražiai atrodė. Šita raudona suknelė, tai iš tikrųjų jinai visai graži man buvo ir atrodė gal visai nieko, bet irgi kadangi aptempta, tai jau kai ir judėjau, tai atrodo, kad kai eisi, tai jinai labai lips į viršų, o ir šiaip aš kadangi esu ganėtinai aukšta, tai man apskritai ir suknelis ir sijonai būna dažniausiai trumpi, tai nesinori rizikuoti. Taip pat tokia suknelė, jinai tik 3,50 € kainavo, tai sakau, jeigu į kokias atostogas prie jūros būtų visai gražu, bet jinai dar už tą raudoną trumpesnė buvo, tai netgi ir už tokią kainą nepirkau, nes tikrai nesijausčiau gerai su šitą suknelę. Šitas kelnis tokios rudos patiko, bet nežinau, buvo patogios, bet kažkaip jos kainavo gal 10 €, bet nežinau, palikau aš jas, nes kažkaip aš ir nejausiu tą intenciją, kad labai jau kažką apsipirkti, tiesiog pasižvalgyti, jeigu kažką rasiu ir panašiai, tai pasiimsiu, bet turėtų man labai patikti. Ir užsukau į Sinsei parduotuvę, tai ten iš viso kosminės nuolaidos buvo, jeigu perki 2 prekes, tai antrai prekiai pigesnį pritaikoma 70%, tai pasiimu keletą švarkelių pasimatuoti, šitas visai gražus atrodė, bet buvo S dydžio ir man jisai ir per trumpas toks buvo ir norėjosi tikrai didesnio. Toks švarkelis, tai irgi toks visai nieko buvo, 9 €, bet gal man šiek tiek nepatiko tas kalnierius toks rudas, nežinau, man taip gal labiau kaip ir vyriški būna, gal man taip atrodo, bet man kažkaip net ir nelabai ant manęs gražiai atrodė. Šitas patiko, nes ir šviesus, ir sagos labai gražios, blizgančios atrodo. Dar vienas labai panašus švarkelis, tai šitas irgi labai patiko ir jų kainos tikrai buvo juokingos. Šito švarkelio apskritai medžiaga labai minkštutė ir jisai buvo labai patogus. Išėjau aš jau iš Megos, tai buvau dar keletą parduotuvių užsukusi, tai ką nusipirkau greitai namie parodysiu, nes turiu tokį maišiuką. Šiaip kuo man patinka Mega, kad čia yra daug mažiau žmonių nei Akropolį, tai galima ramiau kažkaip ir apsižiūrėti ar panašiai, nes Akropolį tai labai visada būna daug tų žmonių ir negali taip, nežinau, normaliai ir apsižiūrėti ar panašiai ir dažnu atveju būna net ir eilės prie kabinų matavimuose, jeigu važiuoji savaitgalį ar ten link penktadienio vakaro, tai žodžiu, šiaip patenkinta, nes kelis daiktus nusipirkau, kur tikrai labai už mažą kainą ir negaliu sakyti, kad man jų labai reikėjo, bet kai už mažą kainą, tai kitaip ir tas reikia, jau automatiškai gaunasi. Šiaip irgi prie progos labai norėjau pasakyti, kad aš anksčiau savo Instagramą keldavau iš internetinių parduotuvių su nuolaidomis tokius perliukus. Tai jeigu norit, aš vėl pradėjau pamažu kelt, jeigu norit, galite pasiekti mane Instagrame. Faktas, ten nebus daug ir panašiai, nes tam reikia ir laiko, bet kadangi man šiaip labai patinka ir tarp internetinių parduotuvių ten pasižiūrėti, kas gero, nes aš ir dovanas iš anksto visada perku, tai galima labai pigiai prasisukti, o kas nenori pigiai prasisukti, tai ir dabar iš About You užsisakiau Adidas kedus už 26 €, tai nežinau, ar jie man tiks ar ne, bet bus matytai tokiais visokiais perliukais ir dalinsiuosi, tai kam aktualu ir nori, tai galite mane pasekti. Kadangi šitas video grinai yra toks
mergaitiškas, kad apie drabužius ir panašiai. Ir noriu pasinaudoti tą progą, kad šiaip aš jau irgi senokai, gal apie kokius 3 metus esu atradus Facebook'e grupę, kur ten nuolaidos kodai vadinasi ar kažkas tokio, nu aš uždėsiu, parašysiu, kaip ten tiksliai ta grupė vadinasi, nu, čia Facebook'e, tai irgi ten žmonės dalinasi visokiais nuolaidų kodais ir panašiai, kur ten gali tikrai nusipirkti už pigiau, ten, nu, ne tik apie drabužius, ten apie techniką visokią ir panašiai, tai jeigu irgi kažkam būtų aktualu, tai irgi galėsit prisijungti prie tos grupės. Tai dabar greitai parodysiu, ką aš čia nusipirkau, tai iš tikrųjų čia tų prekių nėra labai jau daug, tai tiesiog rankšluostis, nes rankšluosčių niekada nebus per daug. 3,9 € kainavo vietoj 8 € čia iš Isko ir nežinau, šiaip ganėtinai kokybiškas pasirodė, tai, nu, tikrai tokie dalykai neprapuls. Ir tada aš pasiėmiau tuos 2 džinsinius švarkelius, nes reikėjo 2 imti, kad būtų pigiau. Tai pirmas švarkelis va toks va. Jie iš tikrųjų labai panašus yra, tai nežinau net ką apie juos skirtingai reikės papasakot, bet šitas yra daug minkštesnis, tai šitas minkštas, jisai kainavo 5 €, tai čia irgi su labai didelė nuolaida. XL dydžio pasiėmiau, nes buvo L, bet jisai man iš karto pasirodė, kad bus toks siaurokas, nes čia realiai XL dydis, bet iš tikrųjų tai aš nežinau, kai užsidedi, net jisai nėra, kad toks platus, tai tiesiog, nu, labai arba toks modelis ir tiesiog, nu, dydis labai mažintas. Tai šitas tikrai labai minkštas. Ir kitas švarkelis, šitas tai jisai toks jau kietesnio džinso, tai nėra toks jau labai patogus kaip tas, bet su va tokiom sagutėm, nežinau kiek čia matosi, tai šitas, žodžiu, buvo taip, kad jeigu perki 2 prekes, tai antrai nukaino tai prekiai dar 70% nuolaidos. Tai todėl aš juos abu ir pasiėmiau, nes šiaip būčiau tik tais vieną ėmus, nes nu ką man tokių labai vienodų 2 švarkelių, bet kadangi šitas kainavo 6 €, tas 5, tai tam, kur 5 € kainavo, tai tas buvo tik tais už 1,50 €, tai aš už juos abu sumokėjau 7,50 €, o kur būčiau už vieną 6 sumokėjus, tai realiai pridėjau €5 ir man gavosi 2 švarkeliai. Tai iš tikrųjų net Humanuose per išpardavimus tokių pigių prekių negausi, kad būtų geros kokybės. Čia iš tikrųjų žiauriai nuskilo ir tikrai pavasarį, vasarą aš tuos švarkelius sunešiosiu, tai tikrai gali bėgti į Sensei parduotuvę ir pasižiūrėti, nes tikrai manau dar bus. Ir dar buvau į Majus, ar kaip čia vadinasi ta parduotuvė, kur Mego yra užėjusi, tai nusipirkau va tokių paragaut, faktas jie tikrai nėra sveikuoliški, bet kadangi aš labai mėgstu Rafaelą, man jie pasirodė labai tokie panašus, tai įdomu šiaip pabandyti. Tai tradiciškai prie jūsų ir pabandysiu. Tiesiog irgi labai taip mielai supakuoti yra. Tai jie irgi kainavo €9, man atrodo, buvo ir dar su praškim, tai tie iš viso €20 gal kainavo. Ir dar su žemės riešutų įdaru irgi kažkas ten apie €5. Na, žodžiu, jie ir atrodo kaip Rafaela, tai šiaip skanus, bet Rafaelo faktas, kad jie yra skanesni ir ypatingai daug cukraus šiaip jaučiasi, tai net nežiūrėjau aš to cukraus kiek, bet nu 100 gramų, kem 2 gramai cukraus, tai šiaip nu ypatingai daug ir tas labai jaučiasi, tai kad šiaip ir tas skonis ganėtinai normalus yra, bet nerekomenduočiau, nes tikrai labai daug cukraus ir jie tokie, nu nežinau, labai jaučiasi tas cukrus. Kaip kam patinka, bet man gal yra šiek tiek per saldus. Ir taip pat paėmiau paragauti va tokią nugą su žemės riešutais. Šiaip aš dabar pradėjau paskutinius metus matyti, kad daug va šitų desertų yra parduotuvėse pirkti, bet niekada nebuvau bandžius paragauti, nes kažkaip man irgi jie atrodo, kad ypatingai su daug cukraus ir panašiai, tai kažkaip niekada ir nebandžiau aš jų paragauti. Šiaip dabar irgi galiu šiek tiek laužti, ar čia gal yra atpjauti reikės, nes esu mačius, kad jie tokie kieti yra, tai nu va čia man jau ir gabaliukas atlaužtas, bet bus per daug man dabar. Įsipyliau dar vandens atsigerti, nes labai saldu. Žodžiu, ragaujam šiaip grinai iš karto, kaip
pralupau šitą, tai toks grinai riešutų skonis, neskonis su kvapas. Šiaip nežinau, ar jie ir turi būti labai kieti, nes tikrai labai kieti ir labai prie dantų limpa, kas man nelabai patinka. Šiaip pats skonis geras, nu, man patinka riešutai, tai tikrai skanu. Nežinau, ar jie, sakau, turi būti tokie labai kieti, ar čia tiesiog kad kažkoks jau, ar tik galiojimas baigėsi, nežinau. Nu, dabar aš to galiojimo taip greitai, iki kada tinka vartoti nerasiu, nu, bet faktas, kad dar tinka, jeigu perduoda, bet irgi labai pigus buvo, 59 centai, tai negaila ir paragauju. O dabar einu savo bardelio tvarkyti šitą ir čia šitą video ir užbaigsiu, tai labai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi video neprailgo, patiko ir nepamirškit paspausti like, pasubscribinti mano kanalą ir tikiuosi, kad vėl susitiksim labai greitai. Taip, ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.